Durnas visiškai. Kam tu jį nušovei? Aš netyčia. Niekad taip nebuvo, sakau, Žiliau, pats iššovė. Pistoletas pats nešaudo, Asilė. Jofanai, Igariokai, tu debilas. Tu pažiūrėk, ką pridirbai. Nafik tą gaiduką reikėjo nuspausti. Aš nežinau, aš norėjau pagasinti, viena pulė buvo likus tvorė. Niekada taip nebūna, kad iš pirmo karto šautų, pažiūrėk, kiti tušti. Duok man šoviniai. Žiliau, suprask, aš... Duok man šoviniai. Suprask, Žiliau, aš užmiršau, aš galvojau, kad liko dar vienas. Nepasižiūrėjau, galvojau, kad iš pradžių buvo 3. Aš užmiršau. Aš irgi užmiršau, kad pistoletas šaudo. Gal dabar iš antrą kartą iššausiu? Ai, Žiliau, čia dėl to gaičio iš gatvės, aš tikrai galvojau, kad liko dar 3. Aš nenorėjau. Aš nenorėjau. Mat tvaju. Pas mus garaže guli lavonas be pusės galvos, o jis man aiškina, kad jis nenorėjo. Tu man pasakyk. Igariokai. Ar tu turi beveik sveiko prato? Ne, tu pasakyk iš vis, ar tu turi prato? Tu man pasakyk, ar tu turi prato? Turiu. Tai jeigu turi, pasakyk, kaip mes gausim tą supistą leidimą, tu prato bakštę? Aš nežinau, kažkaip gausi. Aš žinau. Ant stienos stovi fūros, laukia parašo. Pas mus guli Staškos lavona. Tai pasakyk, kaip dabar pasirašys Staška? Kaip pasirašys, a? Aš nežinau. Nežinai? O žinau, mat tvaju. Jis negali pasirašyti todėl, kad jis lavonas. Kodėl jis lavonas? Todėl, kad tu debilas. O tu debilė, kapų vėliava, žinai, kad lavonai negali pasirašinėti, žinai? Žinau. Sa!